Kaip matote, modelio veidas jau padengtas, tad iškart pradėsime nuo akių. Šį sezoną ypač madingas metalo, o ypač aukso atspalvis, todėl aš ir naudosiu makiaže kreminius auksinius šešėlius. Kaip dauguma žinote, auksiniai arba blizgantys šešėliai dažniausiai byra ir palieka nuosėdas ant paakių, todėl patariu naudoti būtent kreminį produktą, kuris laikosi žymiai ilgiau ir nebyra. Šešėliai tepam ant viso voko iki akies linkio. Galim tepti su teptuku arba galim tepti paprasčiausiai pirštais. Šešėlį gerai išskaidom link antakio. Svarbiausia, tepant šešėlį ant viršutinio voko, nepamiršti linijos, kurios negalime peržengti. Tiesiog galit pridėti teptuką prie nosies šnervės ir akies kampučio ir matysit, kur šešėlis turi baigtis. Na, o jeigu teptuko neturit, visada galite tiesiog paprasčiausiai imti su pirštu ir kreminį šešėlį tepti su pirštu. Svarbiausia tiesiog gerai išskaidyti. Taip pat mažesniu teptuku padengiam ir apatinį voką. Toliau imam šviesų švytintį šešėlį, tepam po antakiu ir vidiniam akies kamputyje. Ir galiausiai padarom pravedimą palei blakstienas ant viršutinio voko. Tepam ploną liniją ir po to ją gražiai išskaidysim, išretušuosim. Toliau išvalome teptuke esančius dažus ir išskaidysim pravedimą. Padažom blakstienas tušu. Jeigu norite suteikti žvilgsniui dar daugiau išraiškingumo, galite priklijuoti blakstienų. Galiausiai blakstienas perbraukiame tušu, kad jos suliktų ir atrodytų natūraliai. Taigi, naujametinis akių makiažas baigtas, na, o kitą kartą parodysiu, kaip padažyti lūpas.